Vietoj to, kad surasti istoriją, kurią aš noriu papasakoti ir paskui prie jos pridėti detalės, aš renku detalės ir paskui bandau sudėlioti istoriją. Jis dokumentuoja kasdienius įvykius, kurios dauguma žmonių suvokia kaip savaime suprantamų dalykų ir parodo, kad tie įvykiai taip pat pilni žavingų akimirkų. Firminis stilius, minimali filmavimo aikštelė ir ilgi kadrai su nežymiu kameros judesiu, kurie atskiriami perėjimu į juodą ekraną. Dauguma Jarmusch filmų yra kupini žadinančių jausmus, minimalių mizanscenų ir subtilių troškimų ir nesubendravimo portretų kombinacijos, kuri yra pagrindinis poetinis žaismas jo filmuose. Vietoj to, kad naudotųsi paviršutiniškais stereotipais, jis gilinasi į savo veikėjus, dėl to filmų metu užmezgamas asmeninis ryšys su veikėjais ir būtent tai teikia malonumą ir suteikia vertę jo darbams. Jim Jarmusch filmai dėl ilgų kadrų pakibusių pabaigų ir veikėjų, dažniausiai neturinčių jokių realių ambicijų, yra neabejotinai nekomerciniai. Jis atsisako išdailinti savo filmus, nes tai nužudytų veikėjus. Aš turiu temą, nuotaiką ir veikėjus, bet ne siužetą, kuris juda tiesiai. Jo filmuose dominuoja veikėjai, kurie atrodo neturi realios krypties gyvenime, kurie tiesiog atsitiktinai susiduria su nuotykiais panašiai kaip ir tikrame gyvenime. Žemiškumas ir kasdieniškumas yra pabrėžtas ir ištyrinėtas, dažnai su įdomiais rezultatais. Jeigu tu galvoji apie važiavimą taksi, tai yra kažkas nereikšmingo tavo kasdienėje gyvenime. Jeigu kine kas nors važiuoja taksi, mes pamatome, kai veikėjai lipa ir išlipa, o dalis, kai jie važiuoja, yra iškirpta. Todėl tam tikrų būdų šis filmas yra sukurtas iš to, kas dažniausiai iškerpama. Pasibaigus Jarmusch filmui atrodo, kad veikėjai yra gyvi ir jie vis dar patiria nuotykius. I had a bad feeling. Damn. What the hell are you gonna do in Budapest? I put a spell on you. Because you're mine.